Šių metų rugpjūčio 7 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose atidaryta nauja Alicijos Zimnickaitės tapybos paroda. Alicija Zimnickaitė savo kūrybą yra pristačiusi Punsko visuomeniai ne kartą. Prieš 14 metų jos kūriniai puikavosi Punsko lietuvių kultūros namuose, pernai Punsko lietuvių liaudies kultūros centre. Dailininkę pasveikino Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė. Štai tokią dovaną padovanojo mūsų kraštas, išugdė dukrą tapytoją, dailininkę Aliciją Zimnickaitę. 1997 metais, tai kitas svarbus laikotarpis Alicijos gyvenime, tada jinai gavo Lenkijos kultūros ir švietimo ministerijos stipendiją. O nuo 2007 metų Alicija LDK narė. Alicija tapo, bet jinai ne tik tokiu darbu užsiima, jinai taip pat apipavidalina Lenkijoje leidžiamas lietuvių autorių ir ne tik lietuvių autorių. Sveikinimo žodžius tarė ir Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Norėčiau, kad visi didžiuotųsi, kad turim tokių žmonių, kurie mūsų mažą tėvynę, mažą Lietuvą, Punsko kraštą, Seinų kraštą be abejo, Suvalkų kraštą, garsina tokie žmonės. Apie mus visi žino dėka mūsų gerų darbų. Ačiū, Alicija, tau, kad tu ne tik Varšuvoje garsi, ne tik Punske garsi ir mūsų trikampyje, bet ir Lietuvoje ir Rusijoje. Linkiu tau, kad šitą darbą atliktum, pareigą atliktum ilgus metus, o pati, kad tavo šeima būtų laiminga per 100 metų. Ir norėčiau padėkoti taip pat ir tėveliams, kad išugdė tokią nuostabią asmenybę. Ačiū Jums, Zimnickaitė. Parodos atidarėme kalbėjo ir dailininkė Alicija Zimnickaitė. Jaučiausi truputį kalta šiam kraštui, kadangi pastaruoju metu kažkur tai vis toliau tos parodos nuvažiuodavo ir pritrūkdavo laiko, kad užsukti čionajus. Todėl ši paroda yra iš tiesų didelė, nes yra virš 50 paveikslų, kad matot, netilpo ant sienų. Jie dar atsiras ant sienų, bet čia buvo toks sumanymas. Ir tai nebuvo atsitiktinas dalykas, kad šiemet ruošiu parodą Punske. Tai yra tokie metai, kada nutariau savo kūrybą dalinti su lietuviais. Prieš kokį mėnesį buvau su paroda Toronte pas lietuvius, dabar Punske, po to Seinuose, po to paroda važiuos į Vilnių į dvi vietas. Ta proga taip pat mamos pamokinta iškepiau jubiliejinį tortą. Oficialus pavadinimas su gimtadieniu Lietuva,
o mažiau oficialus vietinis jubiliejinis tortas. Yra paveikslai iš pastarųjų 10 metų. Taip pat tai nėra, dažniausiai ruošiu daugiau taip ciklais parodą, bet norėjau, kad parodyti kuo platesnę meną, pradedant nuo batikos darbų, taip pat ant kamščio ir akrilų tapytis ant kamščio ir ant drobės. Šiaip kas svarbiausia man tapant, tai yra, kad kiekvienas darbas turėtų savo dvasią ir nuotaiką. Visų pirma, šviesa ir teigiamos spalvos dominuoja, sakyčiau. Taip kad dėkoju dar kartą labai malonu, kad tiek visų daug. Ačiū direktoriai Astai Pačiulieniai už pakvietimą ir suorganizavimą. Ačiū labai mano modeliams. Manau, kad čia graži pradžia kai kuriems. Ačiū puniukams, kuriuos dar išgirsime. Ačiū visiems jums.